Čia yra uždaromoji išardoma jungtis su drenažu skirta išsiplėtimo indams montuoti. Reiškia, šita jungtis susideda iš pajungimo galo, kuris pajungiamas prie šildymo sistemos, galas, kuris prijungiamas prie išsiplėtimo indo ir turime drenažą, su kuriuo galima nudrenuoti išsiplėtimo indą, kad jį patikrinti. Reiškia, kaip fiziškai atliekama, kai jisai stovi šildymo sistemoje. Reiškia, paspaudžiant mygtuką galima užsukti ventilę. Reiškia, yra atjungiamas indas nuo sistemos. Tada atsukus šitą ventiliuką galima nudrenuoti išsiplėtimo indą. Tada, kai yra nudrenuojama, galima jau indą arba nusukti, kad jį iš viso išimti, atjungti nuo sistemos, arba galima išmatuoti jau jo priešslėgį, nes yra jau nebeveikiamas sistemos slėgio. Jeigu jau yra patikrintas priešslėgis ir jisai paruoštas toks, koks reikia, vėlgi galima grąžinti indą užsukant prie sistemos. Reiškia, uždaryti tada belieka drenažą ir užsukti rankenėlę tam, kad vėlgi paleistume vandenį sistemos į išsiplėtimo indą. Tuo pačiu galima visą tai užblombuoti, kad žinoti, kad šitas indas patikrintas ir, kaip sakant, suderintas taip, kaip reikia. Nes nenurovus, nenuplėšus, nepaspaudus šito mygtuko blombos, reiškia, negalima atsukti rankenėlės ir nusukti pačią indą.